Na, aš pasakysiu taip, pavyzdžiui, kiek aš suprantu, tapyba tai ar ji būtų realistinė, ar ji būtų tenai absoliuti, vis tiek ta spalva, kaip ir muzikoje, ji reiškia, kaip muzikoje tonas, tai lygiai tas pats ir tapyboje. Negalima sakyti, kad be spalvos, reiškia, nėra tenai meno, yra didelių. Kad, reiškia, taip ir turi bėgti metai. O kas yra gražiausia? O čia Jaskoniškių tas kampė. Tai tos trobos. Taigi čia 1863 metais lakstė Rožė Štauskaitė, mokinukė, gimnazistė. Ir taip pat ją lankydavo Antanas Vienašindys poetas. Tai va, tie patys namai dar ir lygiai. Nu, ir čia, klausykit, reiškia, Alvydas Tauskas, reiškia, už tai ir įsitvėręs tos tūbos. Netrunka prabėgti 11 metų. Baigdami mokyklą, dusetiškiai tarsi įsiamžina joje. Jų freskos, skulptūros, piešiniai puošia klases, kabinetus, mokytojų kambarį, mokyklos teritoriją. Įdomiausi moksleivių darbai saugomi mokyklos muziejuje.
žmogus gali nukas. Jeigu dar susijęs su jūra, tai yra kažkokį galima įvesti ir judesi to drabužio, tai vėjas yra, gal ten, pavyzdžiui, gal žiūrėti šoną, gal pučiatos ir tą apsiaustą vėjas. Pakilės tas visas apsiaustas kūnas priteičiau, ten kepulė irgi ten nusmūta ant šono kažkokį. Netraukia sugrįžti, kaip paliktas pėdsakas, pralietas prakaito lašelis, kaip malonus vaikystės laikų prisiminimai. Būtent tas sustiprintas piešimas mus suformavo kaip žmonės, pirmoje eilėje. Ir suformavo charakterius. Kodėl, pavyzdžiui, visa mokykla šneka, buvo klasė. Buvo klasė, kad vieninga, visur vieninga. Ir aš skaitau, kad piešimui atiduodama vos nedaugiau kaip 70%. Va to vieningumo. Kad kažkur tai gal tas požiūris į pasaulį visiškai kitas. Tik tai į naudą. Nes jeigu pas tavai yra potraukis, pavyzdžiui, ir mūsų klasėje. Buvo potraukis vaikinam, porą vaikinų buvo potraukis į matematiką. Jie įstojo į visi, jie bus inžinieriai. Ir dailė tikrai jam niekur nemaišys. Tik padės. Taigi jau žiūrda netažė, Richardai. Žiūrėk, didesnis galima daryti. Žaliai? Jei pastraukčiai žiūri. Žiūri, bet dabar šitą vyrai daryti. Aš Vilnių gražyti savo felecinį. Ai, čia Jų paveikslus mato ne tik mūsų respublika, bet dažnai eksponuojami Taline ir Maskvoje, šiek tiek rečiau Paryžiuje ir Tokijoje, o kartais Lėlės teatre, Palaidinio mieste, nes Lėlių teatras gyvas kartu.
vienas muzikos kabinetas pasipuošė nemirtingų melodijų kūrėjų portretais. Jų autorės 11-okės. Visų dusetų abiturientų atestate vienu pažymiu daugiau negu kitose Vaizdingojo Ežerų krašto mokyklose. Tas pažymys už grožio abėcėlę, už vidurinės mokyklos suoliais skiepytą norą suprasti meną, siekti grožio. Taip, žmonės, o mes tai siekiame. Ir dabar dar vienas pamąstymas, paskutinis toks pamąstymas. O kaip būtų gražu, kad tose tankiai galėtų skambėti ir muzika. Ir kaip būtų gražu, kad gražiais skambėtų skaitomus poetus. Ir kad ta aplinka, kur ir tai paveikslai, kurie padėtų, kurie prezentuotų visą kraštą, menininkus, gal žodis perstankus, gal darbinininkus, kurie tikrai yra pajėgos. Tikrai viskas yra didelis pajėgos ir yra daug. Ir mes šešiniais mokykla ir dar daugiau gyvenančių čia aplinkai ir sudėjai. Kaip būtų gražu, kad norėtume teikti gražią, kuklę, mažą, bet gal malonę ir betarpiškai meilę ir sąlygą. Ir galėtume pasižiūrėti paveikslus, atvesti savo draugą, svečią, o nėra visados nei to židinio, nei kito židinio. Ir aš nežinau, o gal, bet aš tikiu, kad bus. Ir tai būtų didžiausias dalykas, ką gali ta provincija ir šiuo atveju tikrai vardan kultūros, vardan meno ir vardan mūsų visų gerovės, ramybės ir džiaugsmo.
Zarasų rajono valdybos potvarkiai. Pasirašyta 1995 Liepos 4. Zarasų rajono valdyba skiria patalpas Dusetų dailės galerijai, jas perduodant iš Dusetų seniūnijos Zarasų kultūros namams. Pasirašo Zarasų rajono meras Benjaminas Sakalauskas. Matau, Nomeda dabar taip laisvai sakalbėjo ir man atrodo keletą žodžių arba Šarūnas ar Nomeda. Ir aš pasakysiu tikrai, kad visi man visi labai geri ir niekur aš tokio šilto santykio nesu sutikus kaip Dusetų poliklinika. Aš vis tiek Dusetų poliklinikai šitą parodą dovanoju. Visiems daktaram ir sesutėm, kiek ten jų yra. Aš iš viso širdies jiem ir dovanoju, jeigu jiem tik tai patiktų. Va taip, sau. Gabesnis, sakyti. Ne, nu kaip, aš reiškia, yra tas saloninis menas, kur ta grožį, ten gulbė, gėlė, ten vaikas, angelas, reiškia, tiek nuvalkėja, kad, reiškia, jau aš, reiškia, sakau, kad ne, reiškia, galima iš bjaurumas. Yra, reiškia, tas daiktas, iš kurio gali padaryti gerą meną. Nu ir Nomeda klauso ir tada sako, nu teisingai, bjaurumą galima padaryti gerą meną, bet, reiškia, pasirodo, galima iš to nuvalkėto gražumo, reiškia, padaryti gerą meną. Tai va, jeigu šitą pažiūri, jau tą supranti, kad iš tų bjaurumo gali padaryti meną. Tai paskui reikia palikti dar biškį, žiūrint Nomedos. Kad ir iš to gėlelių ar ten ko, reiškia, pasirodo Nomeda spjauna į tą, reiškia, nuvalkėjimą tų gėlelių arba ten į jau mano mūsų pasijuokimą iš to nuvalkėjimo. Ir jis sako, arba ne, bet iš tų pačių, reiškia, to grožio galima padaryti ir gerą meną. Nu, taip pasakyk, kad širdis saugia. Jau reiks vėl daktarą.
Logotipą prancūzų projektui sukūrė garsus Dusetų menininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys Romualdas Pučekos. Dusetų dailininkai pristatė savo kūrybą, organizuodami parodą projekto rėmuose spalio 17 dieną Desens-sur-Loire savivaldybės Pokylių salėje. Alvydo Stausko akvarelėmis, Romualdo Pučeko asambliažais ir Eugenijaus Raugo tapybos darbais galėjo žavėtis visų projektų delegacijų atstovai bei organizacijų Praėjusių metų pabaigoje Zarasų rajono Dusetų dailės galerijoje atidaryta forumo MODH projektų ir fotografijų paroda. Žiūrovams norime priminti, kad zarasiečiai 2005 metų spalio mėnesį Prancūzijoje Turo mieste demonstruodami neįgaliesiems skirtą mados kolekciją atstovavo Lietuvą. Parodoje eksponuojami Belgijos, Latvijos, Lietuvos, Ispanijos ir Prancūzijos drabužių kolekcijų eskizai bei įamžintos renginio akimirkos fotografijoje. Dusetų dailės galerijos vadovas Alvydas Stauskas parodos atidarymo pradžioje pasveikino gausiai susirinkusius Dusetų bendruomenės narius bei svečius. Svetlana Raugienė, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos dailės ir technologijų vyriausioji mokytoja bei zarasiečių drabužių kolekcijos dizainerė, sutiko papasakoti apie mados svarbą neįgaliųjų gyvenime. Ši kolekcija, šie drabužiai buvo skirti būtent neįgaliajam žmogui, kuris turėjo, aš manau, lygiai taip pat jaustis gerai, būtent ir scenoje, ir gyvenime, ir tiesiog norėjusi padaryti būtent šventę tam žmogui, kuris, yra kitoks. Miestelis gali pasigirti dailės galerija, meno žmonėmis. Dusetos tikrai tą turi. Šiandieną pirmą kartą rajone atidarome skulptūrų parką, kurį sukūrė vietos menininkai. Todėl arčiau prie juostos norėčiau pakviesti Violetą ir Virginijų Gasparaičius. Paplojam. Romualdą Pučeką. Eugenijų Raugą.
Algirdą Gaižauską. Algirdą Gaižauską. Ir Genadijų Kovaliovą. Na kągi, kaip seniūnijos seniūnas tikrai noriu padėkoti šiems žmonėms ir projekto vadovui Alvydui Stauskui už tikrai geras idėjas, už tikrai puikų rūpestį, už tas pirmasias mūsų skulptūras, kurios papuoš tikrai mūsų miestą. Dėkuoju Jums. Na, o vadovui noriu simboliškai teikti šampano butelį. Paprašyčiau perkelti mūsų juostelę, gerbiam merą, gerbiamus mūsų skulptūrų autorius ir vadovą. Prašome. Paplojame visi. Išskirtinis įvykis ir tuo, kad pirmą kartą surengta ne didmiestyje, o miestelėje, kuriame jis gyvena su šeima. Nėra labai populiaru turbūt važiuoti iš didmiesčių į provincijas ir tai jaunų žmonių tarpe ir visų kitų. Tai yra palaikymas tokios idėjos, kuomet menininkas kūrė kažkokioje savo lokalioje aplinkoje ir tuomet pats žiūrovas atvažiuoja jį pamatyti. Viename paveikslų vaizduojančių šeimos gyvenimą boluoja monsinjoro Alfonso Svarinsko galva. Tai gal, savotiškas truputį, sakyčiau, atsakas būtent Svarinsko, reiškia, kalboms apie tai, kad Saukos nutapytas 1000-metis
nepelnytai atseit atsidūrė prezidentūros rūmose. Nu, prisišnekėjo žmogus. Sakė, galvą nupjaus, paveikslą iš šiukšlyną išmes. Taip, galiu pakaituoti. Sauka eksponuoja 16 naujų darbų, sukurtų per pastaruosius 3 metus.